kodėl aš moterim noriu skatinti dar labiau būti finansiškai nepriklausomom, kad būtų tas saugumo lizdelis, jeigu kas nors atsitiktų. Sveiki, šiandien svečiuose turiu Vaidą. Visai neseniai perskaičiau Vaidos knygą apie finansinę laisvę ir norėjau ją apie tai šiandieną pakalbinti. Taigi Vaida, prisistatyk, kas tu esi, apie ką tu ir kuom tu užsiemi. Labas, Aušra. Pirmiausia, labai ačiū, kad pakvietei į svečius. Aš esu finansų kaučerė, asmeninio augimo edukatorė, autorė ir tarptautinė spikerė. Ir prie to dar puoselėjau ir praktikuoju gėlių ir spalvų terapiją. Taigi, kas tave paskatino tapti finansų konsultantė? Na tai pirmiausia, tikriausiai kaip ir dauguma norinčių kurti ir ieškoti geresnio gyvenimo, tai pačios gyvenimas, pačios praktika, įdirbis ir patirtis. Tai kadangi esu pirmiausia 3 vaikų mama, kaip visada prisistatau, ir daug metų edukatorė, mokytoja ir gyvendama Lietuvoje reikėjo būti labai puikia ekonomistė, būtent gyventi iš mokytojo algos, tai sakykime, nepabijokim to žodžio, nepaisant to, kiek žmogus baigęs, jis vis tiek turi sąžiningai ir kruopščiai skaičiuoti, dėlioti savo biudžetą. Tai tas mano kelias į finansinės kaučerės poziciją, gal taip pasakyčiau, tai buvo ganėtinai spalvingas ir įdomus. Po daugiau negu 20 metų praktikos dirbant mokykloje ir paragavus imigrantės duonos, tai supratau, kad yra labai daug spragų būtent finansinio raštingumo srityje. Kai atvykau maždaug prieš 10 metų į Angliją, svajojau, kad ir čia noriu būti sertifikuota mokytoja ir tai atrodė mano svajonė, bet iš tikrųjų padirbus Londone vidurinėje mokykloje virš 1000 mokinių, kur yra multikultūrinis lygmuo pasaulis, kaip sakant, ir daug įvairiausių problemų, supratau, kad aš mokykloje nebenoriu dirbti. Ir žinoma, atvykus į Londoną ar Angliją geresnio gyvenimo, kaip ir dauguma, norėjau ir aš gyventi geriau, vaikams sukurti saugesnę ateitį, turėti savo namus, nes dėja Lietuvoje teko palikti viską. Taigi ieškojau to geresnio gyvenimo. Na ir kur? Aišku, visada būdama smalsi, žingeidi, norėjau mokytis ir atradau finansus kaip profesionalę sritį, tai yra finansinės apsaugos konsultantė. Taigi tas pirmas žingsnis buvo čia, kad aš Anglijoje patapau sertifikuota finansinės apsaugos specialistė. Ir tas man dar labiau atskleidė kelią į finansų užkulisius ir, žinoma, leido prisiliesti prie kiekvienos šeimos, žmonių širdies ir problemų. Todėl, kad važinėjant ir keliaujant po Angliją, sutikau daug šeimų, 80% mano klientų yra lietuviai, ir kitos mišrios šeimos. Tai aš supratau, kad kiekvienas žmogus, nepaisant to, kokiam lygmenį finansiškai jis yra, jis turi vienokių ar kitokių baimių arba spragų. Deja, kaip ir minėjau, daugiau nei 20 metų pradirbus mokyklą, aš suvokiau, kad nėra to pagrindo, nėra finansinio raštingumo ir tai yra didelė spraga žmonių žiniuose. Ir nuo to jie nukenčia ir šeimos, ir santykiai, įsivelia į skolų maratonus, kreditinės korteles arba tiesiog netgi iki tokio lygio, kad turi palikti šalį be grįžimo galimybės. Pabaik. Tai va, tas toks kelias, kaip ir sakau, labai spalvingas nuo mokyklos, išėjau visiškai palikau komforto zoną ir ėjau visiškai naują sritį, tai yra finansus, anglų kalba, užsienyje ir keliavau, lankiau visas šeimas, šviesdama, edukuodama finansinio raštingumo temą. Dabar aš žinau, kad tu labai daug kalbi apie moters finansus. Kodėl moters finansai būtent? Na tai pirmiausia, kad aš pati moteris, aišku. Na, jeigu rimtai, aš mėgstu statistiką ir skaičiukus ir dažnai galvodama apie savo programas, pažiūriu, kaip bebūtų keista po šiai dienai, jeigu pažiūrėtumėt, nėra vis tik tai lygybės tarp moters ir vyro finansų. Ir jeigu žiūrėtumėm į investavimo galimybės,
Tai vėlgi, sakykime, tik 23% moterų yra saugios ar pasitikinčios savimi, kalbėdamos apie investavimą. Ir vėlgi, kai pradedi gilintis į tas problemas, kodėl, tai būtent žinių spraga. Na ir antras dalykas, kas man yra labai svarbu, tai mes esame mamos, mes skiriame daug laiko auginti savo vaikus, būname namuose. Ir tas kartais mūsų partneriams atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, kad tu prižiūri vaikus ir tau čia tų pinigų nereikia. Nu kam čia dabar, nes visokių tokių teko išgirsti. Tai tas ir paskatinimas, padrasinimas svarbu moterims man, kad neatsitiktų taip kaip man, kad ir po 23 metų santuoka subirėjo ir staiga tu suvoki, kad gerai, aš taip tikėjau, stačiau pilis ar nesvajonių ir staiga aš esu finansiškai nestabili. Tai ką daryti? Tai būtent kaip moteris, kaip mama, aš prioritetą teikiu tam, kad moteris būtų saugi, nes kiekvienas mes turime teisę būti finansiškai stabilus ir saugus. Tiek vyrai, tiek moteris, bet kadangi yra vis tik tai ta nelygybė po šiandieną, kaip sakyčiau, tiek statistiškai, tiek gyvenimiškai, tai man prioritetas yra moteris. O moteris, žinot, kaip ta gėlė. Visą laiką ją reikia puoselėti, laistyti, rūpintis, bet pirmiausia, turi jinai pradėti tą daryti irgi. Nuo savęs. Tai dabar ar esi pastebėjus skirtumą, galbūt mentalitetą, nes kaip ir minėjai, turi daug klienčių lietuvių, ar ne? Kuo skiriasi Anglės moterys ir jų tvarkomi finansai nuo lietuvių moterų? Tai žinot, nors aplankius aš gal daugiau negu 500 šeimų, negaliu kalbėti apie visas, bet asmeninė mano nuomonė, kiek teko susidurti, nes tikrai turiu ir grinai, sakykime, angliškų šeimų, bet didesnė dalis yra mišrios šeimos. Ką aš pastebėjau, tai vėlgi yra iš tos profesionalios pusės, ar ne? Mes lietuvės moteris neturim to pagrindo iš seniau ir galbūt ypatingai, kas liečia migraciją, čia atvažiuoja žmonės ieškodami to geresnio gyvenimo ir turime mes jau automatiškai kažkokį spyrį savį, kad tu nori tų aukštesnių tikslų pasiekti, ar ne? Ir to tiek savo, tiek vaikams. Ir mes tą turim paskatinimą iš vidaus dirbti, kurti, kai sakant taip, būti šiek tiek crazy, nes ieškai. O, sakykime, čia jau tu esi native, vietinis, tau valstybė duoda didesnį kažkokį garantą, tu moki kalbą, galų gale tau nieko nereikia keisti, o dabar žiūrėkit, kaip ir aš atvykus čia į Angliją, ar ne, tai gerai, kad aš mokėjau kalbą, ar ne, kai galėjau varstyti kiekvienas instancijos duris pati, bet kiek yra moterų, kiek aš sutikau klienčių, kurios nemoka kalbos, kuriam reikia samdytis vertėją, įstatymai vėl kiti, mums reikia tiek daug sužinoti ir tas mane tiesiog vežė, kad aš noriu padėti moteriam, kadangi man pačiai niekada nebuvo, nuo pat pradžios atvykimo Anglijoje, nebuvo saldu. Tikrai nebuvo saldu. Ir aš noriu kiek įmanoma įkvėpti, padrasinti, parodyti būdus, kad galima prasimušti, kaip mes sakom, bet esmė tame, kad nesėdėk ir nelauk sudėjus rankų ir nelauk, kol tau partneris duos kažką. Kodėl kas nors turėtų kažką tai duoti, ar ne? Tiesiog nepriklausomybė, stabilumas finansiškas, tai šitie dalykai. Tai šiek tiek grįžtant prie to skirtumo, tai jeigu santrauką padarius, tai sakyčiau, vietoje čia, kurios gyvenantis, jau jos turi savo šalį, savo kalbą, žino įstatymus, jiems mažiau reikia mokytis. Na ir iš tikrųjų, tiek vyrai, tiek moterys lietuviai, jeigu vyriški duotų eiti kasti griovį, jisai turbūt eitų, jeigu neturėtų ką valgyti. Anglas dar pagalvotų. Tai yra mano asmeniška nuomonė, ką aš susidariau tokį įspūdį. Mes nesame tiek finansiškai saugūs svetimoje šalyje, kaip ten bebūtų gerai, nes vieną dieną tu gali būti milijonierius, kitą dieną tu gali galbūt prarasti viską. Nenueisi pas mamą ant sofkės permiegoti, ar ne? Tikrai ne. Lietuvoje mes galim jau, jeigu bėda. Tikrai ne, nes pati pradžia mane labai daug ką išmokė, kad netgi tos pačios ir netgi moralinės paramos iš saviškių nelabai sulauks ir tenka belsis, kaip sakau, nori ir nenori tas instancijas atrasti pačiai.
Aš kol nestudijavau ir finansinių paskolų išdavimo čia Anglijoje, ar ne, tik tai Lietuvoje buvau prisilietusi prie paskolų, galvoju, o kaip čia viskas darosi Anglijoje. Kai aš pabeldžiau į banko duris pirmą kartą po 3 metų Londone, mano širdis buvo kulnuose, tikrai tiesa, nes aš galvoju, o tai kaip čia viskas darosi, aš dirbu tik tai ten minimalią algą, ar aš iš vis turiu teisę. Tik tai, kai pradėjau studijuoti ir geras žmogus pasitaikė tą dieną banke dirbantis, kuris atvėrė kelią ir man parodė, kad viskas yra įmanoma, aš įgavau tiek pasitikėjimo ir drąsos. Tai aš nenoriu, kad kitas žmogus kentėtų, ypatingai moteris, neduok dievė, jinai smurtą galbūt kenčia šeimoje, galbūt jai nėra kitos išeities, jinai turi bėgti ir ieškoti to geresnio gyvenimo. Neduok dievė, kad tai būtų. Tai norisi, kad nebijotų klausti, eiti, o jeigu nemoka kalbos, tai yra specialistai, esu aš. Į ką kreiptis taip? Kodėl aš moterim noriu skatinti dar labiau būti finansiškai nepriklausomom, kad būtų tas saugumo lizdelis, jeigu kas nors atsitiktų, ar ne? Tai, kaip ir minėjau, gali ar tai būti skyrybos, ar galbūt tai liga, galbūt neduok dievė netektis partnerio, ar ne? Ir reikia žinoti ne tik tai tuos pagrindus, ką iš interneto gali ištraukti, bet kaip iš praktinės pusės padaryti, kad tu susikurtum tą savo saugumą ir nepasiduoti savo galbūt emociniams tiems pirkimams ar kažkokiam kitom dvasiniam problemom ar galų gale žalingiam įpročiam. Kaip viską atsidėti, kaip aš ir knygoje kalbu, kaip atsidėti taip, susiskaičiuoti taip, kad visada pakaktų. Tai nereiškia, kad tu turi atsisakyti visko, gražesnio rūbo, batukų, lūpdažio, kavos su drauge, bet tiesiog būti savo gyvenimo šeimininkė. Šiandien yra meilė, bet rytoj gali viskas pasikreipti kitaip. Tai tas turi suvokti ir netgi aš norėčiau paskatinti moteris galvoti prieš vedybas, kad vis tik tai vedybų kontraktas visam pasaulyje, prieš vedybinis kontraktas yra normalus dalykas. Nes pavyzdžiui, jeigu aš tai būčiau žinojusi tekėdama jauna, kad galima kažkaip apsidrausti finansiškai, galbūt aš nebūčiau išėjusi su 2 tašėmi ir vaikais į Angliją, ar ne, ieškoti geresnio gyvenimo su viltim, kad aš išpirksiu mūsų namus, kad galėčiau gyventi su vaikais. Taip, kad mano pavyzdys yra ganėtinai, kaip sakau, kasdienis, bet nepaprastas, bet aš esu žemaitė. Ir tą visą laiką pabrėžiu, kad jeigu tu nori, jeigu tu tiki, turi kovoti. Jei ne dėl savęs, tai dėl vaikų. Nes gyvenimas su skyrybom nesibaigia. Plamai, kol tu kvėpuoji, tol tu gyveni. Jo, gal turi Vaida kažkokią tai pavyzdį, kuriai padėjai moters ar ne, kad galbūt moteris, kuri neturėjo nieko, buvo finansiškai neraštinga, ar ne, su tavo pagalba ir tavo pakreipimu teisinga linkme pakeitė savo gyvenimą. Taip, tų pavyzdžių tikrai yra ne vienas ir realių pavyzdžių ir praktinių pavyzdžių aš aprašiau taip pat savo knygoje. Galima jų rasti. Pats didžiausias galbūt kuo aš labai didžiuojuosi, tai ne tik tai, kad aš padėjau vienai moteriai, bet aš padėjau šeimai. Ir į tą finansinio raštingumo procesą buvo įtrauktas ir vaikas. Tai, ką noriu pasakyti, kad moteris, kaip bebūtų, vis tik esame židinio puoselėtos, ar ne? Ir kaip liaudis dar sako, kaklas, ar ne, kaip kaklas lankiojasi, taip ir galva sukinėjasi. Taip, kad nuo savęs pradėdamos, augindamos tą finansinį raštingumą, mes ir pasiekėm gerų rezultatų netgi šeimoje. Tai pavyzdys būtų toks, kad dirbdama minimaliom pajamom, augindama sūnutį ir tikrai turėjo labai daug įsiskolinimų ir ne dėl savo kalties, ir ne dėl to, kad jinai nenorėtų gyventi geriau, ir ne dėl to, kad jinai ten, sakykime, tingėjo ar kažką, jinai pradėjo netgi savo verslą. Bet jai gyvenimas taip mestelėjo tokių iššūkių, kad jinai turėjo pasiimti 1, 2, 3 kreditinę kortelę ir jinai bandė 6 metus iš tų kortelių išlipti. Ir tik tai dėka mūsų konsultacijų, kada jinai pajuto, kad aš jai tikrai galiu padėti, nes aš žmogui visada sąžiningai pasakau, ar aš tau galiu padėti tavo situacijai. Tai kai kreipo
netgi po 10 savaičių jinai jau pamatė didžiulį progresą. Ir mes dirbome su ją 3 mėnesius, tai jos skolos susimažino 49%. Kas yra daug? Tai yra labai didžiulis pasiekimas, plus jinai pasistumėjo labai versle. Trečias dalykas, arbūt vienas iš svarbiausių, kad vaikas buvo įtrauktas į finansinį raštingumą ir svajones. Ir aš turiu jos pažadą, kad pakviesi į kurtuves. Tai aš manau irgi labai gražus pasiekimas, todėl kad čia yra svarbu, mums lietuviams yra svarbu turėti tą būstą. Aš pabrėžiu vis lietuviams dėl to, kad mes tokie galbūt žemiški, kaip sakau. Tai va tada galbūt paskutinis klausimas, ar planuoji, ar yra tokių minčių kažkada grįžti į Lietuvą ir jeigu taip, kodėl ir jeigu ne, irgi kodėl? Na, šitas klausimas mane tikrai neleido miegoti gal pusę nakties iš tikrųjų. Nes iš tikrųjų, kai atvažiavau prieš 10 metų, tai juokavau, kad atvažiavau čia užsidirbti pensijai ir po 10 metų važiuosiu, bet dėja naudoju šitą posakį labai dažnai: niekada nesakyk niekada. Tai aš nežinau, mane, kaip sakau, aš pasikliauju Dievu, pasikliauju visata, mane nuvedė likimas į Paryžių, nuvedė į New Yorką, o kur toliau mane nuves, aš nežinau. Bet taip, ilgiuosi Lietuvos, norėčiau, bet jeigu aš nebūsiu finansiškai saugi tenai, ypatingai vyresniam amžiui, tiesiog negaliu pasakyti, kad grįšiu, bet taip, ilgu savo kraštų, žinoma. Taip visada. Tuo pačiu norėjau parekomenduoti visiems perskaityti Vaidos knygą. Aš pati ją perskaičiau, gausite labai daug tikrų gyvenimiškų istorijų, pamatysite, kad įmanoma ir viskas įmanoma, tik tai reikia šiek tiek pastangų ir šiek tiek išmanimo. Tai Vaida, kodėl always enough? Kodėl visada gana? Čia iš tikrųjų gal ne visada gana, bet visada pakanka. Jeigu pažiūrėtum į mano viršelį dar kartą, matytum, kad tai yra moteris gamtoje, ar ne? Tarp paprastų gėlių, miške. Ir tai yra gausa. Nes Vaida, kad ir kiek man bebūtų svarbus finansinis raštingumas, bet jinai nėra vien tik apie pinigus. Ir aš tavo knygoje būtent noriu pabrėžti, kad aš ieškau ryšio tarp minčių, širdies ir piniginės. Ir tai yra patys svarbiausi dalykai, kadangi minčių galia, pozityvumas, mes dabar vadinam mindset, tai būtent padeda mums pasiekti to, ko norime gyvenime. Bet mums visada reikia rasti ryšį ir neprarasti balanso. Taigi tas always enough visada pakanka. Tai kai tu teisingai viską susiskirstai, tada ir esi balanse. Tai ryšys minčių, širdies ir piniginės. Taigi ačiū Vaida tau labai už šiandienos pokalbį, buvo labai malonu, kad atvažiavai ir iki kitų kartų. Dėkui, Aušra, buvo malonu. Ačiū.